Sveiki visi. Šiandien noriu pakalbėti, pratęsti mintį, aišku, ir noriu pasidalinti Vaido Žemaičio laidelę. Turėjo gan įdomų pašnekovą, ten senesnė laidelė, aš nespėjęs buvau jos peržiūrėti. Dabar pamačiau ir matau, kad bendros mintis biški šiek tiek. Siūlau peržiūrėti ją ir neiti į asmeniškumus, pasiklausyti argumentų, faktų, tam tikrų detalių, nes ten kalbama apie kaip apsisaugot nuo manipuliavimo ir apie pačią manipulaciją kalbama. Tai vat, norėčiau pratęsti tą mintį, plačiau ją pažiūrėti ir pradėsiu nuo to, kad realiai, pavyzdžiui, gyvūnui, būti gyvūnu gan lengva, ta prasme, šuniui būti šunimi gan lengva, katinui būti katinu gan lengva. Ir pas jį yra tam tikros programos, jau nuo gimimo instinktais užkoduotos ir jam lengva būti šunimi, bet jis yra nuspėjamas, juo lengva manipuliuoti, kai žinai tas programas, jos gan primityvios ir jis realiai turi mažai laisvės, atrodo gali lakstyti kur nori, bet tu tą laisvę labai greit gali suvaržyti ir juo manipuliuoti. O žmogus, jis jau daugiau mąstanti, protingesnė, kaip sako, protingesnis sutvėrimas ir kas iš to gaunasi, kad lazda turi du galus. Šiokia tokia pasekmė to, kad jam susivokti, kad jis žmogus yra sudėtingiau, kad jam reikia tam tikro laiko, tam tikros patirties, kad jis susivoktų, kad jis yra žmogus. Ir kaip faktą dar paminėsiu, kad yra gryniva tie faktai, kai randa žmogaus vaiką kažkur gyvūnų paauginta, užauginta kažkiek ir perima žmonės pamatę, leiskim pas vilkus ar pas kitus gyvūnus, pabūdę tokie vaikai, jos paskui praktiškai nebeįmanoma išmokyti kalbėti ir integruoti jų nebelieka įmanoma, nebėra tokių galimybių į žmonių visuomenę. Ta prasme, jie kažkiek dar vystosi, ten gali kažkiek ten kažką pakeisti, pamokyti, bet jis gauna tam tikras gyvūnų programas ir jis lieka gyvūnu. Ir iš to seka toks faktas gaunasi, kad svarbiausias dalykas žmogui net ne genetika, genetika daugiau paremta instinktais, o pati tikroji didžiausia vertybė žmogaus tai, kad iš kartos į kartą perduodama informacija, perduodamos tam tikros programos, kas yra žmogus. Suprantat? Čia tikriausia ir svarbiausia mūsų vertybė, apie kurią nutylima, kuria dabar manipuliuojama, keičiama istorija, keičiami įvaizdžiai, požiūris, keičiamos tos tiesos. Ir mes gyvenam tam kapitalizmo laikotarpį, kai pinigai ir turtingi ir sėkmingi žmonės yra dievai, ir pinigas yra dievas, yra aukščiausia vertybė ir siekiamybė pas žmonės. Ir tampa norma, kad tiesa yra pas tą, kas turi daugiausia pinigų ar pinigų. Ir lipimas per galvas, konkuravimas, lyginimasis, kovojimasis dėl savo ego, dėl savo pozicijos, lyg tai yra norma. Ir meluoti, rodinėti, sukčiauti, kad pasiekti savo tikslų. Ir žmonės, toks jausmas gaunasi, siekiamybė tapo, kad žmogum būtų įmanoma manipuliuoti tik tam, kad panaudoti jį kaip resursą savo tikslų įgyvendinime. Ir gyvenam tokioje visuomenėje. Ir ten būtent minimama, kad nėra kalbama apie tai, kaip sustiprinti žmogų. Yra tik meluojama, manipuliuojama, skaldoma, lyginama tam, kad pritraukti žmogų, prijaukinti, pripratinti prie tam tikro kažko. Tai. Ir padaryti priklausomą jį nuo to ir naudoti jį kaip resursą. Suprantat? Realiai valstybė turėtų užsiimti tais dalykais, bet kad kapitalistiniai santvarkoje valstybė jau, kaip sako, išsigimė. Jie pradėjo atstovauti stambaus kapitalo interesus ir jis užsako muziką. Ir dabar būtent muzika yra tokia, kuri, kaip sako, naudinga jiems, kad valdžia liktų valdžia, kad žmogus būtų pažeidžiamas, silpnas ir kad juo būtų lengva manipuliuoti, lengva jį būtų įtakoti. Tai grįžtant dar prie to, gaunasi taip, kad įsivaizduojat, tu gali turėti kompiuterį 1000 kartų galingesnį už šiuolaikinį kompiuterį, bet jeigu jį integruosi
tetrio žaidimo programėlę, jis neišnaudos savo galimybių. Jis bus, kaip sako, atitiks tetrio poreikius ir bus tetrio lygio, tetrio vertybės kompiuteris. Ir nesvarbu, kad jis ten 1000 kartų bus pranašesnis už esamus net netetrinius kompiuterius. Tai vat, gaunasi, reikia mums apie tai šnekėti, tai svarbu. Ir aš noriu prieiti prie tos minties, kam reikalinga tautos valdžia, kodėl būtinas tas judėjimas. Tai viena svarbi mintis, kad į tautos valdžios idėją integruoja į jūsų pasąmonę, į jūsų programas, į jūsų protą tam tikrą vieną programą, lygybės programą. Mes norim pagal lygybės principą, kaip lygus su lygiu, spręsti viską kartu bendrai drauge, teisingai. Ir mes neturim tokios vietos, visur yra gelbėtojai, kuriuos gali palaikyti vadai, kažkokie valdžia, lyderiai, kur viskas nuleidžiama iš viršaus, arba tu gali sekti paskui kažkokį kitą žmogų, kuris tave naudos kaip resursą, grįžtam prie to. Ir tautos valdžios judėjimas leistų žmogui susivokti, pamatyti, pajausti kitaip. Tai vat, kas kitaip? Įsivaizduokit, lygybė. Tai jeigu mes sutinkam ir nusprendžiam vadovautis pagal lygybės principus, gaunasi toks žmogus suvokia, kad yra išorė, yra tam tikra aplinka bendra, kurią jam teks dalintis su kitais. Ir mes nusprendėm nekonkuruoti, nesilyginti, nesimušti, nelipti vienas kitam ant galvos, kas yra destruktyvu ir kelia karus, konfliktus, problemas, tam, kad, kaip sako, toj bendroje erdvėje gyventi, o nusprendėm vadovautis lygybės principus. Tai pusė man, pusė tau. Bet esmė tai į mūsų daugiau, mes visą tą erdvę dalinamės po lygiai. Teisingai? Ir kas gaunasi, tu pradedi suvokti ir jaust pagarbą kitiem, nes tu lygiavertiškai su tai žmonėmis dalinies. Ir pagal tuos principus, lygybės principus, pradedi mąstyti apie buitį, apie savo šeimą, apie esamą aplinką, atsiranda tam tikra pagarba viskam aplink save, atsiranda atsakomybė, tam tikra teisybė, tiesa, sąžiningumas. Suprantat, įsivaizduojat, kiek pasekmių gauna lygybės principų paremta programa. Kas toliau gaunasi, jeigu toks žmogus nusižengia, padaro kažką nelygiavertiško kito žmogaus atžvilgiu ar aplinkos savo atžvilgiu, jis jaučiasi kaltas, įgraužia šią sąžinę. Ta prasme, tai va, eina toks teisingas kelias. Ir, aišku, kyla klausimas, kaip save perprogramuoti. Tikriausiai bus tokių minčių pas žmonės, kaip pakeisti tam tikras programas, kaip jas išbandyti, naudoti. Tai va, tokia mintis. Yra toks posakis, kuris praktiškai viską jums pasakys. Pasėsi poelgį, pjausi įprotį. Pasėsi įprotį, pjausi charakterį. Tai va, būtent jis pasako, kaip save perprogramuoti, kaip keist programėles, galit įsiinstaliuoti savo bet ką ir galit žiūrėti, kokios to instaliavimo pasiekmes. Tai va, būtent mes siekiam tautos valdžios judėjimo instaliuoti mūsų visuomenį gerą, naudingą programą, kuri leistų mums vienytis, bendradarbiauti, užsiimti simbiozę, tam tikra abipusė nauda vienas kitam ir kad, kaip sako, būtų ilgalaikė perspektyva naudinga mums ir visai žmonijai. Ir, kaip sako, kad įdiegti tą programą kiek asmeniškai, tai reikia, kaip sako, stebėti savo veiksmus, savo mintis, savo žodžius ir juos pakeisti, kontroliuoti į tuos, kuriuos norim, kad, kaip sako, įsidiegtų tą programėlę. Reikia mąstyti, matyti pagal programėlę, galvoti pagal programėlę ir, kaip sako, pasėsit poelgį, pjausit įprotį, o pasėjus įprotį, pjausit charakterį, viskas susiformuluos. Tada stebėkit, kokias pasiekmes turit, kokia iš to nauda. Įsidiegiam tas teisingas programas ir žmogus tom teisingom programom vadovaujantis, jos nėra destruktyvios, jos nežaloja, negadina to kompiuterio veiklą ir tu atrandi savyje labai daug resursų, tu atrandi savyje galimybių daug, laisvės, atsakomybės ir ta buitis, ta kasdienybė tampa tokia primityvi. Tu jauti, kad pagal savo galimybės tu gali daugiau ir tu nori daugiau. Ir tada automatiškai tokie žmonės eina į visuomeninę veiklą.
pradeda joj dalyvauti, sukuria tam tikrą simbiozę su visuomenė, su aplinka, su aplink jį supančiais žmonėmis, kad abi pusės, visi mes bendrai gautume abipusės naudos iš to bendro vienas su kitu santykio. Tai tautos valdžios judėjimo tikslas būtent toks. Turėtumėt pastebėti, kad pasikeitė apšvietimas. Čia su jumis šneka žmogus iš ateities filmuko atžvilgio. Nagrinėjau, stebėjau filmuką ir matau, kad reikia pabrėžti vieną vietą, papildyti. Ir noriu užduoti jums klausimą. Jeigu tai tiesa, ką aš sakau, ir žmogus yra žmogumi tik nuo to, kokia jam programa yra įdiegta, kad jis žmogus tik dėl to, kad kažkas iš kartos į kartą padarė jį žmogumi, ar padovanojo tokias žinias, kurias mes išsaugojom iki šių dienų. Ir dabar siūlau pamastyti, gaunasi žinant tai, ir jeigu tai tiesa, noriu paklausti jūsų, ar kokios ateities mes norėtume savo vaikams, vaikų vaikams, visai žmonijai, mūsų tautai, mūsų šaliai. Ar mes norim pagal Darvino teoriją palikti viską likimo valiai, atrankai, kad mes čia konkuruotume, meluotume, sukčiautume, kovotume, skaldytumėmės, lietume kraują vienas kito, pyktumėmės, tam, kad stipriausios tam tikros gaujos išgyventų, išliktų, ir žmogus kaip kūniška būtybė, kaip ta žudymo mašina evoliucionuotų į dar geresnę žudymo mašiną, ar mes visgi norim, kad mūsų vaikuose, vaikų vaikuose, mūsų kultūroje, mūsų valstybėje, mūsų tautoje persiduotų sąžiningumo, pagarbos, tiesos, lygybės vertybės ir kad mes gyventume taikoj, vienybėj, komandiniam darbe, abipusėje ryšy, simbiozėje vienas su kitu. Kas geriau mūsų vaikams, vaikų vaikams, žmonijai ir aplamai ateičiai. Jeigu manai, kad vis dėlto taika, lygybė, sąžiningumas, atsakingumas yra geriau ir tai duos mums ateitį, kviečiu jungtis prie tautos valdžios judėjimo, dalyvauti jame, auginti jį, plėsti ir saugoti. Linkiu, kaip sako, tobulėti, augti, prisidėti prie idėjos. Tikiuosi, kad buvo įdomu, pamatėt kažkokių papildomų įžvalgų, suvokimų, praturtinau, kaip sako, jūsų sąmonę, jūsų pasąmonę, paįvairinau jūsų kasdienybę. Dalinkitės tautos valdžios judėjimu, dalyvaukite jame, nes yra didelė prasmė šio tikslo. Ir, kaip sako, iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūrėjote.